savaitgalį į Utenos apylinkės vėl plūdo variklių gausmo pasiilgę ralio mėgėjai. Vaizdingų kraštovaizdžių ir specifiniais greičio ruožais pasižyminčiame krašte surengtos varžybos Utenos Ruduo 2011. Šis ralis buvo ne tik MGIR taurės trečiasis, bet kartu ir LASP taurės šeštasis etapas. Prie starto linijos vienas po kito stojo per 40 ekipažų, kurių gretose galėjome išvysti ir Lietuvos ralio čempionate dalyvaujančių komandų. Ralyje startavo ir keletas kaimynų latvių ekipų, bei vienas sportininkų duetas iš Baltarusijos. Varžybą sudarė 8 greičio ruožai, tiksliau sakant, visi 4 greičio ruožai buvo važiuojami po 2 kartus. Bendras trasos ilgis siekia daugiau nei 135 km, iš kurių 60 km teko įveikti greičio ruožais. 100% žvyriniuose greičio ruožuose jau pirmuose kilometruose į priekį išsiveržė Roko Kvaraciejaus ir Mariaus Samuolio duetas. Jiems įkandin viso ralio metu sekė Dainiaus Matijošaičio ir Mindaugo Čepulio ekipažas. Tačiau šiems taip ir nepavyko pavyti Pieno žvaigždžių ralio komandos atstovų. Roką Kvaraciejų Dainius Matijošaitis aplenkė vos viename 7-ajame greičio ruože, įvežęs kiek daugiau nei 1,5 sekundės. Labai blogai. Gedimas koks išlinda, ne? Pagalvės nepaėmė. Neįvis, pedalą nebėmėm. Dopo nesusirašė. Tai kaip važiuojat, nesusirašė? Kiek matom. Faktiškai rimtai lekit tada? Rimtai nusiteikę šiandien, jo. Sėdom į Opelį, važiuojam. Kitokės negu Honda, bet patinka labai. Per tramplynus aukščiau kyla. Tai Opelis dabar kaip treniruočio automobilis likę? Treniruočio. Užsitraukiam, nuputėm dulkės iš Pavilniaus ralio. Prasivažiuosim, pramankštinsim kaulus. Paskutinis jau ralis turbūt šiais metais, tada Vinterė lauksit. Nu ko gero, gal dar kokius sprintukas suorganizuos ir Opelį dar pagainėsim. Pagėdo saloną apipūtimo varikliukas, nepučiai saloną. Bijom, kad dabar negalėsim važiuoti. Užrasoje važiavot, ne? Ne, kol kas neužrasoja, bet dabar pastebėjom, po paskutinio gairo neveikia. Bandysim sutvarkyti. Kai laikai atsuktuvą dirba. A kaip šiaip važiuojasi? Nu, neblogai, neskaitant išlėkimų. Galėtų, aišku, būti geriau, gal biškį pervertinam savo galimybės. Vis tiek esam naujokai. Tai buvote išlėkę truputėlį į pievą? Į pievas buvom išlėkę. Pirmam, trečiam. Bet laimingai grįžote, ne? Laimingai pasisekė, grįžom, sujungėm bėgius, galvom, kad bėgiai dingo, bet nieko, išmetė paprasčiausiai tik tai pavarą. Tai kaip sekės lėkti? Tai va, dalys krenta, šiaip gerai. Tai ar stulpeliai, medžiai bėgioja per kelią? Neaišku, čia gal akmenys pikti kažkur tai. Šiaip. Žiūrovai mane. Bet yra gerų žmonių, iš karto atnešė. Tas buferis jau kelintą kartą krenta ir niekaip aš jo neatsikratau. Visa atneša gražiai. Visą zoną ypač atvažiavo gabalas. Aišku. O šiaip gerai sekasi? Šiaip normaliai, nežinau. Savo stilių mes dabar skubėti niekur, mums nereikia. Nieks nelošia. Nelėmė nieką. Ne. Galim savo su dainom važiuoti. Bus gerai. Po visų greičio ruožų ir batalijų trasoje paaiškėjo nugalėtojai. Dėl Roko Kvaraciejaus ir Mariaus Samuolio pergalės nebejojo jau niekas, tačiau atskirose klasėse intrigos buvo kur kas daugiau. Tiesa, S1 ir S4 klasėse, kur startavo po 2 sportininkus, kovos taip pat neišvydome. Abiejose klasėse dėl gedimo pasitraukus po vieną dalyvį, likę ekipažai be vargo užsitikrino pirmasias vietas. S1 klasėje nugalėjo Mindaugo Jusio ir Donato Mazurevičiaus duetas. Išties įspūdingai greitai važiavę S4 klasės dalyviai Nerijus Anužis ir Mindaugas Mumėnas taip pat pelnė pirmąją vietą. S2 klasėje greičiausiai tarp 6 finišavusių dalyvių greičio ruožus įveikė Virginijus Daučvaris ir Petras Šiaučiūnas. Kaip ir minėjome, bendroje įskaitoje nugalėjo Rokas Kvaracėjus, vieną poziciją žemiau atsidūrė Dainius Matijošaitis
Tretieji liko Remigijus Dermantas ir Juozas Rudzinskas. Staigmeną pateikė Vaidotas ir Žygimantas Žalos. Itin žiūrovų palaikomi ir dažnai ant ribos važiuojantys sportininkai savo pastangų dėka vairuodami BMW įsiterpė tarp visais 4 varomaisiais ratais važiuojančių sportininkų galutinėje rikiuotėje. 2 varomųjų ratų ir iki 1,6 litro klasėje startavo 3 dalyviai, 2 iš jų kaimynai Latvijai. Vienas broliukas sugedo, kitas finišavo pirmas. Geriausią rezultatą pasiekė Lauris Berzins ir Martins Indriksons. Lietuvių Gražvydo Beikaus ir Nerijaus Brokoriaus rezultatas liko antras. FVD klasėje net ir užsidirbė 10 sekundžių baudos pirmieji finišavo Paulius ir Ramūnas Nanartavičiai. Už jų liko Linas Vaškys su Laurynu Paškevičiumi bei Richardas Baubinas su Gabrielė Baubinaite. Kad RVD klasės nugalėtojai jau aiškus, turbūt supratote, kai pateikėme bendrosios įskaitos lentelės duomenis. Galų varomaisiais ratais važiuojančių tarpe lygių nebuvo jau minėtiems Vaidotui ir Žygimantui Žaloms. Jie beveik 2,5 minutės aplenkė Mindaugą Račkaitį ir Liną Andriunaitį, bei Saulių Trapuilą ir Jūrį Banelį. Atskiroje 4VD ir virš 2 litrų variklių klasėje startavo 2 dalyviai. Kartu važiavę Latvijai Vens Bičiulis ir Gins Kigulis patyrė gedimą, taip padovanodami pergalę Mariui Dainiui ir Grigorijui Tarasovui. Baigiam varžybas, tai jau gerai, nes jau daug yra ir nebaigus ir visa kita su visokiais išlėkimais. Bet gal šturmanas kažko pasakys, gal matė iš šalies kažką negero ar dar. Buvom pametę ir stenogramas, visko buvo, bet finišas. Jo, aš galiu dasidėti, kad iš tikrųjų laimingai finišą pasiekėm. Buvom porą kartų sustoję ir bulvių paravėti, ir visko buvo, ir skrydę buvom, ir sustoję. Ir pamečiau stenogramą porą kartų, bet vis tiek laimingai yra finišą pasiekti, manau. Žodžiu, labai patiko, iš tikrųjų super renginys, tiek man, tiek vairuotojų darbo buvo pakankamai. Greičio ruožai sunkus, slidus, besikeičianti danga nepastovi labai. Na, iš tikrųjų labai patiko, super. Ar tramplinuose žiūrovam grožiui stengiatės šokti? Kad nelabai stengiamės, nenorėjom laužyti mašinos. O šiaip tai renginukas geras, visada malonu jų ten atvažiuoti. Iš tikrųjų normaliai, kažko galbūt biškino Martina buvo jau pamokų, Marčius parodė, kaip važiuoja tokie BMW-kai, Mindaugas tą įrodė, kad, lekės tikrai. Sakė, lankai tau į šonus trynėsi? Vienoje vietoje biški jo, padyla truputį durelės, bet lankų nepasiekė. Ten taip rankos gal labiau skraidė daugiau ir pačias rankos į lankus daužės, negu kad lankai. Tai stengiatės, matėm, šokinėti dėl žiūrovų čia, ar patys stuburą partreniruoti? Čia turbūt Mindaugas bandė atsipirkti tą, kad toks išmąja šturmanas pirmą kartą tokiu tempu važiavo, o Mindaugui matyti vis tiek tas. Jisai, kada yra profesionalus važiuotojas, reikia greičio daugiau, manau, tai gal jis ten ir žiūrovom ir tas sekundės bandė atsilošti, nežinau, bet fainiai viskas buvo. Pačiam pažįstami greičio ruožai ganėtinai, tai buvo lengviau gal ir šturmanauti? Jo, šiek tiek jau biškį, kad atsiložinai, greičiau pasigauni, kur esi, kur kas, ko toliau laukti ir panašiai, šiaip jo. Bet buvo ir tikrai nematytų greičio ruožų, greitų vietų ir sunku. Intrigos buvo, ar važiavot savo malonumui? Ne, intrigų buvo, ypač iki 3 dopo, kur pusę šis nusisukė, o ten buvo tokių vietų, kur geriau buvo į kelią nežiūrėti. Ten buvo tokių atvejų, kad jau Mindaugo pusės vienas ratas irgi griuvo, ten buvo 5 bėgių dugnas ir ten pamačiau tik tai, kad žiūri jau į vėžys, tikrai netaikam kelias ir kažkaip baigės plotis, tai nuleidau galvą stenogramą tvirčiau laikyti ir tikėjausi, kad viskas bus gerai, taip ir buvo, bet ten jau adrenaliną gavom, tikrai, fain. O taip, kur platų, ten greita, tai ten, tai ten atidaro Mindaugas, ten lekia tą mašiną, ten jinai skrenda, tai faina, tikrai faina. Šitie metai planuojame apie 4 etapus padaryti su žeminiu kartu, tokie ties planai. A-lygos dar kol kas nebandys padaryti, taigi kažkaip tai su finansais dar stringa. Taip, manau, kad sekėsi gerai. Daug jėgų įdėjom, aišku, bet ir turim ir rezultatą tokį. Biškai, finansai, aišku, ant nulio tie visi, bet ką padarysi, bet tokie laikai matyti.
Tai va tiek žinių. Daug labai dalyvių, beveik 50. Kaip jūs tai padarot? Net beveik lygas etapas. Nežinau, kitiem metam žada dar 20 ekipažų Latvijos atvažiuoti, mes tai turėsime netvirtėti čia su jais. Šiausia, tai, o mes ką padarom, nežinau, bet ir gerai visiems patinka, trasos geros, kaip sako visi, tai organizacija gera, sauga gera, visiems malonu važiuoti, už tai, kad saugu ir štai ir gerai važiuoti.